Labas rytas, turim Norvegijoje aфигieną orą, lepina mūsų saulytė, karštis iki 28, kaip Malagoje oriukas. Pajudėjom šiandien ryte iš Oslo link Lillehammerio. Pakeliui sustojom dabar atsikvėpti, pasivaikščioti, atsigerti kavos, nueiti pamyžioti. Esam prie Mjøsporten, sustojom prie Norvegijoje pačio aukščiausio medinio pastato. Tarp kitko, iki 2022 metų jisai buvo visam pasaulyje pats aukščiausias medinis pastatas, bet 2022 metais Amerikoje pastatė 4 metrais aukštesnį medinį pastatą ir taip pralenkė šitą ir iš jo atėmė jo visą, kaip sakant, žinomumą, bet vis tiek šitas pastatas priklausantis vienai šeimai, kuri daro, kaip sakant, šeimos biznis, pastatė šitą pastatą. Visas iš medienos medinis pastatas ir ten lipsime į viršų ir iš viršaus pasižiūrėsime į vaizdą, kuris atsivers mums kaip ant delno. Einam. Prisiparkavom, autobusą paliekame saugiai, uždarom viską, kad nieks daugiau čia netytų, palauk, reikia dar pačekinti, ar visi išėjo, nes jeigu kas nors liko ir aš užrakinsiu, tai bus bėda bėdelė. Gerai, uždarom durelės, užrakinam. Va, dėl ko aš myliu šitą darbą, dėl ko aš noriu dirbti tik tai šitą darbą, bet manęs nieks nesupranta. Galvoja, kad aš esu kažkokia tai debilė, bet man patinka keliauti, man patinka sužinoti kažką naujo, man patinka pačiai jaustis kaip turistai. Aš, pavyzdžiui, va šitam dabar, kur mes čia sustojom, miestelė, tai iš viso niekad net nesu buvus ir mes važiavom pro va šitą va dėdę, čia tarp kitko yra ežeras, Mjøso ežeras ir šitas pastatas vadinasi Mjøso Tower. Tai va tas ežeras Mjøso yra 4. ežeras pagal dydį visam pasaulyje. Aš nebūčiau sužinojus, aš gyvenime to nebūčiau sužinojus, jeigu aš nedirbčiau šito darbo ir neveščiau turistų amerikiečių ir nebūtų gydas amerikietis, kuris kalba angliškai ir aš suprantu angliškai. Ačiū Dievui, ačiū tau Dievui, kad suprantu. Aфигенai, nu. Gerai. Į kurią čia dabar pusę eiti, net neįsivaizduoju, kol aš bazarinau visi išsilakstė. Pastatas matau, kurio įėjimas, va tenai. Gerai. Einam. Aha, kas čia per... Žiūrėkit, nu kur buvę, kur nebuvę lietuviai. Marius. Pabarlodami langus, pažadinam jį, jeigu miega. Žiūrėkit, tekstilė, servis. Nu tai aišku, kasgi daugiau geriausi darbininkai šitam pasaulyje. Tik lietuviai patys geriausi darbininkai. Ir iš tikrųjų, tarkim, norvegai, kurie yra susidūrę su lietuviais, tai visą laiką sako, lietuviai, the best drivers, the best workers, the best visi tie. Oi. Labą dieną. Padedu. Einam ieškoti. Pasikėlėm į 18 aukštą ir žiūrim, ką turim. Jėzus Marija, čia, va, kaip ir sakiau, va, čia tas Mjøso ežeras. Ir čia visas tas, aš tikrai galvau, kad čia yra fjordas. Bet kaip pasakė, kad čia yra ežeras, gėlas vanduo, labai daug žuvies ir tarp kitko labai žiauriai gilus. Aš galvoju, ahujelinu, ar ką aš esu tuo savo ežeru, ką? Nu, va, suprantu, tokio didumo ežeras, nu, bet va tokio. Tai ką, žinau, ir dar ten toli, ten dar ten toli eina, ir dar ten į kitą pusę eina. Einam, pažiūrėsim. O Jėzus, ir fontaną turi. Žiūrėk, dar ten į kitą pusę dar tas ežeras eina. Nu, žodžiu, visą mariną turi. Ežeras. Gėlas ežero vanduo. Va, prašom, turi. O Jėzu, kaip klasu. Nu, vaizdas. Klausykite, gyvenime nebūčiau čia sužinojus, atvažiavus ir dar pamačius, jeigu nedirbčiau šito darbelio. Maldauju, padėkit man gauti šitą darbą. Va tokį būtent važinėti su turistiniam grupėm. Vilneda, mano miela Vilneda. Priimkit mane atgal, pamaldauju. Aš būsiu gera vairuotoja. Koksai grožis. O Jėzus. Klausėte, kodėl negaliu šitam dirbti? Aš šitam tai man neduoda su grupėm važiuoti. Neturi tiek darbo su grupėm, kad man galėtų duoti.
Reikia palaukti, kol visi išeis pensininkai į pensiją ir tada galimai bandyti vėl. Oi, Dieve. Koks tai gražu. O dar šiandien oras. Fantastika. Can I make a photo video? Yes. Oh, it's not a photo, just one second. Tai va, aš ir galvoju. Žmonės akivaizdžiai atvykę iš Indijos, gyvena Amerikoje, keliauja po Norvegiją. Ką aš savo gyvenime netaip darau, kad aš atrodo kaip ir, nebūdama visiškai pats durniausias šios žemės sliekas, nesugebu taip gyventi. Tai vis dėlto esu pats durniausias. Tas nesliekas, o ameba, pirmonis. Visai besmegenis, nes, nemoku taip gyventi, kai žmonės gyvena. Keliauti po pasaulį, gyventi savo malonumui. Oi, bėdelė. Bet kaip gražu, ne? Jėzu, kaip gražu. Bože, kaip gražu. So beautiful. Yes. So beautiful. Tai va, tai žodžiu, pasipasakau. Tai vienu žodžiu, hebrytė, davai man sugalvoja dabar, kurioje įmonėje darbintis ir kad mane priimtų. Nes mano hause, neturi darbo man su grupėm. Daugiau įmonių tokių Norvegijoje nelabai yra, kad dirbtų su grupėm. Yra pora, bet ten irgi visos vietos užkaltos norvegam. Tai man dabar reikia susigalvoti arba savo autobusą nusipirkti už porą 100 000 laimėjus milijoną loterijoje arba nežinau, nesugalvoju ką veiknu. O čia negalima nušokti. Jeigu aš, pavyzdžiui, nušokčiau. Skydžiam. Įsibėgėjus. Man atrodo, neseksualai vietoje nusileisčiau. Į ežerą nepataikyčiau. Ir viskas. Einam dabar gerti kavytės. Kur nematau. Nieko nematau. Gerti kavytės einam ir džiaugtis toliau gyvenimo, ne? Nepaisant to, kad nežema ir sniego nėra, mes vis tiek sėdam į pakelėją ir keliamės į viršų, į Lillehammerio čiuožyklą. Va. Čia, kur buvo olimpinės varžybos kadaise, dabar jaučiu nenaudojama net. Bet viskas liko. Sėskit. Yes. Makačelinamės visą popietę po Lillehammerio ski jumpą. Matot, kokie vaizdai atsiveria, jie apačia gražus. Aš labiausiai čia esu turistė. Tie turistai ten gal jie ten kažką truputėlį fotografuoja, gal kažką ir žiūri, bet man tai čia įdomiausia. Aš visur, pirma. Sustojom dar vieną gražią vietoje, bet čia Lillehammerį, nes šiandien nakvosim Lillehammerį. Ir aš turėčiau dabar eiti ir nunešti jūs kartu su visų telefonu prie bažnyčios ir ten prie to muziejaus, gal net į muziejų, kad jums parodyt kažką. Bet aš tokia pavargus, taip karšta. Aš neatsimenu, kada Norvegijoje buvo tokie karščiai. Aš tokia sušutus ir pavargus, kad aš noriu tik tai gulėti. Ir rimtai, neturiu nei vienos jėgos. Nulis jėgų. Nulis. Ai, eina nafig, va. Nešti jūs prie tos bažnyčios, parodyt. Puchu jum yra turbūt ta bažnyčia, ne? Nei ten įdomu, nei ten ką. Bet neturiu, sakau, iš vis, va, norėčiau eiti į galą atsigulti. Išsitaškius. Dar pavalgiam petukus, tai iš viso nėra jėgų. O Jėzus, o tau blemba ir turistė, visi turistai vaikšto, visi pensininkai vaikšto, o aš... Bet jie nevairavo, aišku, kol aš vairavau, jie miegojo. Mes, kol važiavom iš Oslo į Lillehammerį, jie visą kelią knarkė. Biškai nesiskaito. Šiandien einu vakarienės kartu su savo grupe į restoraną. Jaučiuosi visiškai kaip turistė, nes einu kartu su visa grupė valgyti. Visiškai nesijaučiu vairuotoja, visiškai nesijaučiu, kad esu darbe.
Gražus Lillehammeris. Koks susikašlapės. Išsimaudė. I told you I'm not working, it's only a hobby. Skål and welcome. Skål! Skål! Skål. You can divide beer in two main groups. Or perhaps I should introduce the starter first. You'll have a 3-course meal. The starter is already on the table. It's a cured meat platter with cheese. Ecological, produced, everything. The Viking Age. Because they say that the Viking Age started in the year 700 and approximately year 1100. It's local tenderloin with pepper sauce, green potatoes, corn and vegetables. And to have halibut, and there are also some vegetarian dishes, and that's gnocchi. Okay. Yeah. So enjoy. Šiandien diena baigėsi stebuklinga vakarienė su aфиgenais pristatymais patiekalų ir visų kitų bairiukų, kas ten tik tai buvo bare. Aš esu tokia laiminga. Aš dievinu keliauti, aš dievinu žmonės, aš dievinu pažinti naujus dalykus, dievinu išgirsti savo ausimis, kai žmonės pasakoja savo istoriją, savo gyvenimus, savo patirtis. Net nereikia skaityti knygų ar žiūrėti kino filmo, nes tai viskas vyksta gyvai. Dieve, maldauju, neatimk iš manęs šito darbo. Nu, prašau, aš atsiklaupsiu. Dieve, aš atsiklaupsiu ant kelio. Duok man toliau dirbti šitą darbą, kurį aš myliu. Nu, prašau, prašau. Aš rimtai myliu šitą gyventi va tai, va, kai tu gali pažinti pasaulį, kai tu gali plėsti akiratį, kai tu gali išgirsti ir pamatyti milijoną tūkstančių istorijų gyvai, kurios nutiko žmonėm, o negalvoti, kad tas pasaulis yra va tik tai va toksai, jisai yra va toksai, va toksai. Mūsų pasaulis yra nuostabus. Ir man jį patinka pažinti vis labiau ir labiau. Šiandiena baigėsi nuostabiai. Keliaujam toliau? Keliaujam į rytojų.